Tai tokios mūsų veiklos ir prasidėjo. Tokia pirmoji veikla gal ir buvo kūrybinė veikla. Žuvies formas susikirpame knygutes per technologijų pamokas. Ir tokia kūrybinė laisvė buvo, mokiniai galėjo, ką norėjo jose sukurti, bet tai turėjo būti susieta su žuvimis. Tai vieni rašė šeimos receptus žuvies, iškeptus karšius ar karpius, žuvienės, keptas pintas. Kiti vaikai kūrė pasakas, rašė ir kitiems visiškai buvo gal ne taip jau įdomu, jie tik tais nupiešė toje knygutėje paveikslėlius. Ir taip vaikai po truputėlį susipažino, kuo svarbi yra ta žuvis mūsų tikrai gyvenime, mūsų mityboje. Net kai kurie sukūrė pasakas, kurie žuvis išlipo iš vandens, atėjo gyventi sausumą ir kaip jiems nepatiko, grįžo atgal ir taip toliau. Tikrai tas kūrybiškumas labai pasireiškė ir mes labai džiaugiamės. Kita tokia rimtesnė jau tikra buvo tos informacijos paieška žuvų tematika skaitmeniniuose šaltiniuose, kada mokiniai ieškojo, kokios žuvis gyvena Lietuvos vandenyse, Baltijos jūros vandenyse, kokios yra plėšrios žuvis ar žuvis patinkančios. Tiesiog ką jie rado, jie sukūrė plakatus, padarė tokius, pristatė pranešimus ir pasidalino. Ir toks buvo atradimas ir man pačiai, kad gal jūs ir žinote, ar kaip jūs galvojate, ar žuvis dauginasi tik tais turi ikriukus, ar ir gyvos, veda gyvus vaikus? Yra gyvavė. Yra, taip, grundalinė gyvavietė gyvena Baltijos jūroje. Tai vat, tokių visokių naujų atradimų mes ir suradome. Va, čia vaikų darbai, kurie aprašė, pristatė, jie dirbo grupėmis. Ir tokie mūsų buvo toliau. Dar viena tokia buvo žuvies dėžutė, kurioje dėžutės pasidarėm dėžutės, kas atsinešė jau iš namų dėžutės ir ką sugebėjo rasti apie žuvį, kokioje aplinkoje tos žuvys gyvena, čia ir lydeka, kas šalia jų, ir kas ant dugno žuvies, ir kokie augalai gyvena, ir net meškerė čia matote yra įdėta, ir kiti sudėjo, ko maitinasi žuvis, maistelius tiesiog supakavo. Taip pat dalyvavomės bibliotekoje, mūsų miesto bibliotekoje, ten turi jie spausdintuvą. Kaip tik tą mūsų Šilutės ženklą ir atsispausdinome su 3D spausdintuvu. Vaikai ir dar tokią patirtį turėjo. Ir aišku, svarbu yra, kad mes kalbėjome apie tai, kaip išsaugoti, kaip rūpintis tą mūsų gamtą, kaip neužteršti vandenis ir kad galėtų žuvis juose gyventi, kad neišnyktų rūšis, kaip tos invazinės žuvis visokios keičiasi ir taip toliau. Taip pat Žemaičių Naumiesty, tai nėra toli nuo Šilutės, apsirankėme žuvininkystės ūkyje, mokymo centre, ten turėjome edukacinę pamokėlę ir sužinojome, ten tikrai labai modernus yra žuvų veisimo ir augimo uždarose patalpose tos įrangos, augina eršketus ir upėtakius. Va čia mokiniai irgi turėjo galimybę tiesiog pažiūrėti, kur jie auga, kaip jie auga, kuo maitinasi. Ir čia vienas iš paveikslėlių yra, net varžybos buvo suskirstyti į komandas, tą tikrą upėtakį turėjo perkelti, kas greičiau, kad yra komanda. Ir patikėkite manim, kad berniukai labiau bijojo tą gyvą žuvį paimti negu mergaitės. Visi šlapi, nes ten labai jau taškėsi. Tai va tokia mūsų patirtis buvo tame centre, paskui dar mokytojai irgi daugiau papasakos trupučiuką. Ta produkcija yra toj ūkyje auginama pardavimui, restoranams, taip pat galime ten nusipirkti tą žuvį.
Nu ir toliau dar tokią veiklą kitą turėjom žuvis plaukė. Tai irgi leidom vaikams pasirinkti, tai nebuvo jokia prievarta, kas nori. Kaip tik dabar buvo tas stintų metas toks, tai nusipirkom stintų ir bandėm išdarinėti ir važinėti. Kai sako, Nekėpėt, kai išdarinėjot, jau toliau. nekėpė. Haris tik tabukis. Tai ir va čia vaikai susipažino, sudėliojo net pagal išimtus organus. Tikrai jiems buvo atradimas, bet 3 vaikai nenorėjo skruosti ir nesrodė jokios čia prievartos ir nebuvo. Tai dar norėčiau paminėti, kad mes tikrai ir per šokių pamokas mokinamės. Žuvininkai mes esame, toks yra šokis lietuvių liaudės, kaip tik mūsų krašto lietuvininkų. Stintabukis turbūt esate tą irgi visi girdėję per televiziją matėt. Taigi tos veiklos mūsų integruotos labai plačios ir čia galėtume mes kalbėti ir kalbėti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad tiesiog paruošėm tokias korteles su vaikais 10 kortelių, kuriuose yra tokie klausimai ir pavyzdžiui yra atsakymai. Ta atsakymą vaikas įsitraukęs turi žinoti, kokiai korteliai jisai, kokiam tam klausimui jisai priklauso. Vat. Tokie dalykai. Tai gal mokytojai dabar pratęs toliau. Sužinoję gražių dalykų žuvininkystės centre, po to anglų kalbos pamokose šias žinias sukauptą žinių bagažą mokiniai atsinešė į anglų kalbos pamokas, na ir ten mes užsiėmėme informacijos paieškomis, naudojamės kompiuteriais tam reikalui ir vyko diskusijos, kiek įmanoma būtent naudoti išmoktą žodyną ir suradus naujo žodyno šiek tiek taikyti gramatinės konstrukcijas, kurių šiemet mes mokomės, tai yra paprastai esamąjį laiką. Pavyzdžiui, mokiniai lygino žuvų ir žmonių kūno dalis. Sakykime, people haven't got tails, ar ne, o galima apie žuvis sakyti, kad fish have got tails ir panašiai. Taip pat veiksmažodžių to be formas naudojame irgi kalbėdami apie jas. Taigi diskusijų metu ruošiamės taip pat, kaip matote, suradę informaciją anglų kalba apie žuvų, kai kurių žuvų, ne tiek daug, nes labai daug mes žinojame, tai pagrindinės, kurie jie patiko ir pačiupinėjo, ypatingai turėjo galimybę prisiliesti, tai suradome, kaip jos vadinasi angliškai, suradome, kaip jos atrodo. Ir šias žuvis ir dar keletą kitų pasirinktinai mokiniai iliustravo ir ruošiasi kitoms veikloms. Tai, kaip ir minėjau, gramatinės konstrukcijos, žodyno įtvirtinimas ir taip pat plėtimas jų žodyno anglų kalboje. Šios veiklos metu buvo pagrindinis mūsų akcentas. Toliau, kai daugiau šnekėjome anglų kalbos pamokose apie maistą, tai vėlgi žuvį aptarėme kaip sveiką mūsų sveikatai produktą, mityboje, kad jos turėtų būti daugiau ir apsilankėme specializuotoje žuvies parduotuvėlėje, kur su mokytoja nustebome, kad iš mūsų klasės mokinių, tą dieną berods 19, nes ne visi buvo, tik tai vienas mokinys buvo buvęs, o šita parduotuvėlė yra mieste, bet jinai yra žuvies visiškai. Tai va panašu, kad žmonės yra linkę daugiau lankyti prekybos centrus, o ne tokias vietas, taigi mokiniai kažkaip išreiškia tokį patys nuostabą ir sako, va, žinosim, kur atvažiuoti, bet taip smagu, galbūt taip ir yra. Tėveliam papasakos. Tai va, sugrįžę nuotraukų jau savo mobiliais renginiais prisirinkę apie produkcijos, apie pateiktą produkciją, įvairovę, apie kainas. Toliau anglų kalbos pamokose mes šnekėjome apie brangiausias, pigiausias, skaičiavome, sakykime, kiek kainuotų keletą žuvų, jeigu pirktų ar ne. Na ir taip pat mūsų tema buvo, šnekėjome apie Jungtinės karalystės valiutą. Tai nusprendėme, kad atidarysime turgelį ir prekiausime ten ne eurais.
Taigi, tai čia parduotuvė renkama informacija, mus labai maloniai priėmė ir leido fotografuoti ir pabūti tenais, nes tą dieną kažkaip žmonių nelabai daug buvo. Taigi, susirinkę šią informaciją, kaip minėjau, atidarėme žuvų turgelį, bet klasėje, žinoma, ir ne tik žuvis pardavinėjame, tačiau jie, kaip minėjau, jau iliustravo patys. Tai va, tai susidėjo jie kainas, svarai, sterlingai ir šiandienos ypatingai čia pasiūlymai ir panašiai, rykliai netgi atsirado prekyboje. Ir nieko nesiruošdami, mes tiesiog šnekėjome apie vėl mandagumą ir dialogo kūrimo metu, kad mes turime mandagiai, sakykime, ir pasisveikinti, ir paprašyti mandagiai, ir atsisveikinti. Tai be pasiruošimo tiesiog toksai smalsumas buvo, kas pavyks, ir keletas epizodų, labai sekundinių tokių, kas pavyko. Berniukai, nežinau, ar drąsesni buvo kažkas panašaus. Tiesiog tikrai širdis plyšta, jeigu reikės kitais metais atiduoti kitiem mokytojam. Tai stebuklinga klasė iš tiesų, ačiū labai Violeta, tai čia jau įdirbis jūsų. Tai va, turgelėje mes tikrai patyrėme daug džiaugsmo, jeigu būtumėm leidę galbūt surepetuoti čia galbūt, bet kažkaip taip norisi natūraliai, kas vyksta tuo metu, čia ir dabar, pamokos metu per 45 minutes, aišku, iliustracijos buvo prieš tai paruoštas ir tame džiaugsmas toksai, kad perėjome prie maisto temos anglų kalbos pamokose ir mūsų tema buvo mėgstamiausias sumuštinis. Tačiau aš vėlgi, be jokio spaudimo pamėtėjau mintį, galbūt kažkas valgote gal tokius, gal žuvies sumuštinis ir panašiai. Na ir tik tais porą tokių atsirado, kurie pristatė gaila, kažkaip neįrašiau tada tų pristatymų, bet porą tikais iš klasės atsirado darantis sumuštinius su žuvimi. Kiti matyt vis tiek renkasi galbūt Nevyksta vaikai žuvies. Tačiau šios veiklos metu jie patys to sumuštinio receptą vieni sako, aš neturiu sumuštinio, kuris man būtų mėgstama, tai dabar sakau, susikūrusi ir turėsi dabar jau. Tai va, tai kūrėme receptą, mokiniai kūrė receptą, mokėsi pateikti ingredientų sąrašą, ko reikia šiam receptui ir tada jau aišku iš namų atsinešė produktus ir darė juos, vėlgi angliškai pristatė ir po to labai smagiai paaiškinosi, čia buvo pati smagiausia, kaip sakė. Na ir mūsų visą veiklą su Violeta vainikavo tokia kaip refleksinė apibendrinamoji veikla, tai susikūrėme viktoriną iš gautos informacijos, kiek mokiniai įdomesnių dalykų, ką sužinoja, ir jie pamena.
Tai gal vienas irgi čia toks sekundinis, toksai, tai tiesiog norisi parodyti, kaip džiaugsmo tai suteikia. Okay, trout is freshwater fish. Trout. Have a discussion with your partner. Okay, have a little chat. What do you think? You got it right? Good. Na va, ir iš tų tokių dalykų dabar mes tikrai su mokytoja Violeta pačios sakom, mes tiek daug dalykų pačios sužinojame. Ir dabar toks trumpas, labai nenorime įsiplėsti. O kaip jūs manote, pavyzdžiui, ar upėtakis yra gėlavandenis? Mes jau žinome. Man kodėl tai ne? Ne. Upėtakis? Taip. Toliau, ar lašiša keičia spalvą? Keičia. 3 kartus. Tai o kiek kartų 3? Ar egzistuoja žuvis pavadinimu metnė? Egzistuoja. Žinokite, mes nežinojame, mes su vaikais parėjome iš tos parduotuvės, jie prisifotografavo, sako, mokytoja, čia yra metnė. Sako, menkė? Sakau, tikriausiai, žinokit, tikrai. Bet sakau, jūs ieškokite, nu ir tada jie sulenda į informacijos paiešką, žodžiu, ir sako, mokytoja, yra metnė. Jūs, sakau, rimtai, ir aš jau pasižiūrėjau, žodžiu, aš irgi sužinojau taip pat. Nes parduotuvėje buvo būtent produkcijos iš metnės kažkas, berods faršas, man atrodo. Toliau lašiša yra gėlavandenė ir jūržuvis. Tai čia tikriausiai visi jau žino. Na ir 5, kurį mes sužinojome tame centre, kas iš tiesų labai nustebino, kai taip augina eršketą, surinkus eršketą ikrus, jam yra daromas kaip cezarių pjūvis panašiai, išimame tie ikrai ir jisai vėl užsiromas ir vėl gyvena. Tai čia buvo atradimas. Tai va, tai tokių įdomių dalykų sužinojome ir padarėme išvadą, kad tikrai įgytos žinios, mokiniai tikrai daug sužinojo apie skirtingas žuvių rūšis, jų gyvenimo būdą, apie jų mitybą, apie mūsų mitybą ir žuvis joje, apie aplinką. Tai toliau tikrai kūrybiškumo ugdymas buvo garantuotas, jie kūrė, rašė, piešė ir panašiai. Knygutes, kaip matėte, žuvų dėžutes, lavinimas, mokinių kūrybiškumas, vaizduoti. Toliau įgijo tikrai labai daug praktinės patirties, ypatingai eksperimentuodamas, mokytoja Violeta ir panašiai. Ir aišku, kaip pabrėžtinai tas bendradarbiavimas, nes tas, kaip jau buvo mokslininkas irgi šnekėjęs, kad tradicinis mokymas matyti tikrai nėra visiems, o bendradarbiaujant daug ką gauna ir ypatingų poreikių vaikai, kurie, sakykime, tradicijų mokymo metu jie prasėdi galbūt, o čia bendradarbiaudami jiems ir patarė, ir jie gali paklausti daugiau ir panašiai. Na ir aišku, mes tikrai skatiname ir matėme entuziazmą domėtis gamta, ekologija, aplinkosauga, pasirinkti galbūt net ateityje su šiomis kryptimis susijusią profesiją, kuo mes labai džiaugtumėmės. Na ir... Ačiū už dėmesį. Ačiū. Tai sveiki visi dar kartą, aš atvažiavau iš Visagino, esu mokytoja Danguolė, šiuo metu mokau 4-tokus ir mokydama, ypač pagal atnaujintas programas, nusprendžiau skirti specialiai dėmesį statistinio raštingumo mokymui. Atrodytų tokia gana sunki tema, gana neįprasta, bet kiekvienas pradinio ugdymo mokytojas susiduria ją, nes yra statistinio raštingumo ir duomenų, kaip tik rinkimo analizės, tai mokoma jau nuo pat pirmųjų dienų mokykloje. Na ir čia noriu pristatyti statistinio raštingumo ugdymo atvejį pagal projektą, kuris vadinasi Pažink mus ir saugok. Ir labai pati savimi tiesiog džiaugiuosi, kad paskiau suridurnuoja šitas projektas į tai, kad jis tapo naudingas ne tik tiems dalyviams, kurie jį darė, bet ir Visagino miestui. Tai retai kada tai būna, kada, žodžiu, projektas su vaikais būna naudingas visai visuomeniai. Na, mūsų Visagino miestelis nėra didelis,
ir rajonas Visagino savivaldybės toks nedidukas teritorija. Tai žodžiu, būna pasiūlymų iš Visagino savivaldybės, kad rašyti projektus. Aš tuo į tą kvietimą atsiliepiau, rašiau ir gavau nedidelį tiesą finansavimą, bet paskui labai gražiai pavyko pradžiuginti Visagino visuomenę ir aš kaip tik noriu jums pristatyti. Tai projekto tikslas yra atlikti statistinį tyrimą, čia aš paskaičiu dar paneisiu, ir nusprendžiau parodyti sukurtą filmuką ir pakomentuoti tokiu būdu šį kartą. Tai projektas vadinasi Nykstančios gyvūnų rūšys Visagino miesto apylinkėse. Manau, kad ir jūs susiintrigavote, susidomėjote, kaip čia taip gali ketvirtokai, visai nedideli 10-mečiai, tas nykstančias rūšis suskaičiuoti, kokios yra Visagino mieste. Tai aš trumpai papasakosiu. Ir viso šito projekto metu ir buvo ugdomas statistinis raštingumas, nes rėmėmės labai viena tokia didinga, reikšminga knyga. Čia mūsų mokykla. Tai projekto tikslas yra išsiaiškinti, kokie nykstantis gyvūnai gyvena Visagino miesto apylinkėse ir juos suskaičiuoti, atlikti tokį statistinį tyrimą. Įrėmėmės Lietuvos raudonąją knygą paskutinio leidimo 2021 metų edukacijomis, gamtininko pasakojimu, paukščių žiedavimu. Tai čia visi šitie metodai ir priemonės buvo jau, sakykime, šalia pagrindinio statistinio tyrimo. Projektas truko kelis mėnesius, pusmetį, toks laikas buvo duotas. Na ir galim pasidžiaugti, kad mes dalyvaujam ne tik tai, sakykime, savivaldybės rėmuose aplinkosauginiuose projektuose, bet ir tarptautiniuose. Vieno tokio projekto metu, Baltijos jūros projekto metu, mes gavom dovanų tą knygą ne tik tai mokyklai, bet ir, sakykime, du egzempliorius. Tai šiaip jos nenusipirksi, nes knygyną net neužsisakysi. Yra internetinė knyga, bet ji yra neišbaigta, bet ji yra pildoma. Ir turėti tokią knygą uždirbti mokyklai, tai jau šiaip jau buvo didžiulė vertybė. Labai man norėjosi vaikams parodyti, kaip galima jie naudotis, kur yra tiek daug duomenų. Parodyti ketvirtokam ir mokyti juos, kaip naudotis. Pirmiausia, vaikai buvo susiskirstę grupėmis ir vertėm kiekvieną knygos puslapį ir šalimais vaikai turėjo, kaip jau matėt, pasidėję Lietuvos žemėlapį ir turėjo žinot, kur yra Visaginas, būtent labai tiksliai. Ir tada pagal rūšį, nes prie kiekvienos nykstančios rūšies yra žemėlapis, juodais taškeliais pažymėta, kur ji buvo aptinkama, mes žiūrėjome į Visagino miesto teritoriją. Galima sakyti, vien tik aplink tą tašką visiškai labai nedaug, kadangi nedidelė teritorija ir žymėjomės. Po to tikrinom aprašą, iš tikrųjų yra čia šiaurės rytų Lietuvoje ir tikrai viskas atitinka. Na, reikia pasakyti, kad nors vaikai ir nemaži, 10-mečiai, bet šita užduotis buvo tai ganėtinai sunki. Todėl, kad knyga tai parašyta mokslo kalba, yra daug įvairių terminų, kaip sakykime, realas, tenai nykstančios, eutrofikacija ir visos kitos. Ir pakeliui teko labai daug ir aiškintis, bet vaikai daug sužinojo, ypač jau apie tą gyvūną, kokį jis jau rado, įsirinko ir ieškojo informacijos. Čia matosi ta knyga, kiekvienas vaikas gavo lapuką, kad, žodžiu, kokios neigimo priežastys ir kokios apsisaugojimo
riebalatius. Apsaugoti galima tuo, kad reikia palaikyti buveines, atkurti miškus ir pievas. Aš aprašiau ūdrinį piliausį. Jo nykimo priežastis dėl to, kad žmonės užkėlė chemikalus miškuose. Kaip mes galime juos apsaugoti, nepurkšti miškus chemikalais? Aš dabar piešiu šarvuotąją strėliukę. Na ir mūsų mokykloje dirba labai įdomus ir geras širdis geografijos mokytojas ir labai dažnai kviečiamės į savo paskaitėlės, turbūt ir kiti panašiai kaip darot, ir žieduojam paukštelius, ir pasakojimų įvairiausių klausomės, ir buvom jo paprašę, kad papasakotų apie rūšį, nes pagal programas mūsų Lietuvos zoologijos sodo įgyvendino tokią programą, kad lūšiukus veisia ir po to išleidžia į miškus. Ir mūsų miškuose prie atominės elektrinės irgi vaikai jau patys fotografuoja lūšis, įsivažiuokit važiuodami. Jau pas mus lūšių yra tikrai. Na ir galim pasidžiaugti, štai buvo labai įdomu apie ją, kad daugiau papasakotų, kaip senovėj gimdavosi ten lenta, nešdavosi eidami žmonės ant nugaros, tokių dalykų atseit, kad tu šoks ir su nagais tenai draskys, tokių įdomių dalykų. Na, aišku, yra patinka, kad kabutės juos veža didelai, pinigų buvo tam skirta ir galiu reklamuoti, kad Lietuvos zoologijos sodas yra Tado Ivanausko muziejus, jeigu dar nesat buvę su mokiniais ir su edukacijomis, tai tikrai labai verta ir pagal kultūros pasą šiaip galima užsimokėti nedideli pinigai, bet labai moka vaikus užimti, visas laikas neprailgsta ir daug ką sužino ar pamato, ir tiesiog tikrai didžiulė vertybė. O darbuotojai, kurie kad ir šitų mini ištraukų galim pamatyti, kad tikrai atsidavę savo darbą labai moka sudomti. Aš truputėlį paliudinsiu, labai gera edukacija zoologijos sode Kieno kiaušinis. Ir ten Kauno zoologijos sode, jeigu važiuosit, tikrai labai verta dėmesio edukacija, labai smagi programa. Mes tikslingai apie nykstančias rūšis susisakėme, tikrai yra pasirinkimas. Narve, ten aišku, niekas mums nerodė, tiesiog šituose namuose su vaikučiais
turėjom pinigų ir išleidome plakatus. Nu, tokius nedidelius savo mokyklai, bet nuotraukas irgi reikėjo ieškoti su autoriais, kad atitiktų ten megabaitus. Tai irgi buvo integravimas nemenkas surasti, kad su pavardė būtų nuotrauka tvarkingai, ne vagystė. Gana irgi nemenkas iššūkis, nes turėjo atitikti dydį nuotrauką. Kol vaikai suprato, kodėl tai. Na ir kiekvienas paruošė rėmelį, kuriame buvo parašyta spausdinti nykimo priežastis ir kaip galima išsaugoti, ką reikia daryti, kad būtų saugoma ta rūšis. Išleidom 3 plakatus. Vienas formato paukščių rūšių, žinduolių ir vabzdžių, moliuskų, varliagyvių. Na va, kaip jau sakiau, projekto kaip sponsorė mūsų savivaldybė, kada pamatė tuos mažus paveikslėlius išleistus, nusprendė, kad reikia investuoti ir stotelėse autobusų reklaminiuose stenduose. Iki dabar dar kabo šitie 3, žodžiu, aplink miestą iškabinti plakatai ir aš taip manau, kad čia yra pats didžiausias indėlis, kada savivaldybė skyrė lėšų ir kaip pasakyti, grįžo ne vien tik mokiniam, kurie darė šitą darbą atliko, bet ir visas miestas gali važiuodamas pasižiūrėti stotelėse, kol laukia autobuso. Ir tikrai atsiliepimų yra gražių, nes miestas nedidelis, vieni iš kitų išgirstam atsiliepimus. Tai žinau, kad visokios strėlių, pavyzdžiui, nuo ko vyksta. Tai nevyksta nuo to, nes sausinamos buveinės. Na va, tai toks darbas ir pati irgi noriu vėl pasidžiaugti, kad vėl buvo ir šiemet skiriama pinigų tokiam projektui aplinkos sauginiam. Na ir vėl gavom finansavimą, tai dabar galvoju, ir rašiau, kad apie nykstančius augalus, bet gal prasmingiau apie invazinius gyvūnus rašyti ir augalus Visagino mieste, nes irgi tokių yra. Tai atliekant tokį darbą, noriu dar užbaigti savo pranešimą, dar mokiniai pristato savo vaikų konferencijose, savo mokytojų ir mokinių konferencijose visai neseniai, kaip ir buvo. Ir dažnas klausytojas, kada jau prie tų paveikslų vaikai stovi ir pasakos, klausia, ką tu matei iš tų, sakykime, paveikslėlių, kokius tu gyvūnus matei. Ir vaikai pasirodo ir matė, ir machaoną, ir tritoną, ir lūšį. Tai, žodžiu, gyvai, ne tik tai, kad paveiksliuose. Tai, lūšių pas mus yra. Kai pažįsta, tada yra pažįsta. Žinoti, kas yra šalia. Jeigu turit palūšį, tai turi būti ir lūšių. Tai taip ir yra, tame krašte ir yra, nes nuo palūšės ir visai netoli. Va, tai čia labai priminė tą Leidžių milijonų visą sistemą. Miestas vaikams, vaikai miestų. Tai ką rodė dabar tą skaidrę paskutinę. Iš tiesų, aš taip, tiesiog tikrai labai. Nustebau, kad taip galėtų būti. Bet jau nebe iš projekto lėšų, ne? Čia jau savivaldybė tiesiog patėmės iniciatyvos. Taip, patėmės iniciatyvos, kadangi nusprendė, kad čia verta. Nes visur yra komercija, tuose stotelėse irgi kabinama reklama, čia jau mums nemokamai, tiesa, ne visam laikui, 3 mėnesio, bet kažkodėl darbas nenuima. Tai gal, nežinau, kad lauks kol išbloks arba kaip galvos pačiam. Kol pakeisti geriau, jeigu yra neišbūba. Tai mes turime įsileidę savo, taip, mokomiesiems tikslams, mes tikrai turim gražius, tvarkingus Savino, tokius stendinius pranešimus, plakatus mokytus, bet labai gražu, kaip yra mieste.
Ačiū už dėmesį.